Sveiki, šiandien rugpjūčio 22 diena ir šiandien irgi aš norėčiau padaryti mano reakcijos video mano į Aurimo Valjevičiaus video iš Japonijos. Paskutinį kartą, mano video apie tai, mano reakcijos video buvo, gavo daug peržiūrų ir tai reiškia, kad daug žmonių domisi mano reakcija arba paprastai, video, Aurimo Valjevičiaus video iš Japonijos. Aš paaiškinau truputį, reagavau ir šįkart aš norėčiau dar kartą, nes paskutinį kartą aš tik reagavau vienam video. Šiandien norėčiau antroji dalis ir reaguoti kitam video arba kitiems. Nežinau, kiek laiko truks. Šiandien reaguosiu į video dviratis gautas ir Japonijos maisto įvairovė. Pradėkime. Pirmiausiai šis video prasideda nuo Aurimo kambario Japonijoje ir rodo maistą. Makaronai. Pirmiausiai jis rodo rameną. Tai japoniškai rašoma ir tai rašoma chicken ramen. Chicken todėl vištienos ramenas. O šitas chicken ramenas yra labai populiarus ramenas Japonijoje, jau nuo seniai egzistuoja. Labai senas ir populiarus ramenas Japonijoje. Aš irgi vaikystės, ypač vaikystėje daug valgydavau tą chicken rameną, labai skanus ir labai lengvai galima gaminti. Tik, atidarysi ir tada pasirodo ramenas, džiovinti makaronai. Ir ant jo dedam kiaušinį, bet žalią kiaušinį. Ir po to liejame karštą vandenį ir laukiame 3 minutės ir viskas. Tik valgyti po to. Labai skanus ir labai paprasta. Ypač tą su kiaušiniu, su žalia kiaušiniu labai skanu. Be kiaušinio irgi galima valgyti ir tai skanu, bet su kiaušiniu labai skanu. Ir po to jis rodo, turbūt tai kitas brandas, tai Donbei, vadinasi Donbei, tai makaronų pavadinimas Donbei. Labai irgi populiarus ir nuo seno Japonijoje egzistuoja. Man atrodo, kad tai yra kvietinių makaronai. Tai skanu. Ir ant jo yra, būtent Aurimas sako, kad atrodo kaip pica, galbūt. Nežinau. Pica? Jo, pica. Atrodo kaip pica, bet tai yra, kaip sakyti, tempura. Tai japoniškai vadinasi tempura. Lietuviškai irgi sprastų, lietuviai. Tempura kartais, Lietuvoje
vis populiariau galbūt tai yra tešloje keptas maistas, paplitęs japonų virtuvėje. Na, dedam tempurą ant makaronų ir liejame karštą vandenį ir mes valgome skanus. Ir po to, rodo vaizdai iš kambario pro langą. Bet vaizdai nėra taip gražus, tik yra betoniniai pastatai. Bet Japonijos miestuose tai, tokie vaizdai visada. Tik aplinkui yra betoniniai vaizdai. Dažniausiai taip atrodo Japonijos miestai. Nieko ypatingo. Ir jis keliauja, o būtent čia rodo upė, bet tokia upė visada yra purvina ir kartais būna tokios upės, kurios labai yra smildančios. Labai purvinos, bet tokios upės būna miestuose, didesniuose miestuose kaip Tokijoje. Ir vakar dienos ir dar už vakar dienos, kaip čia skraidžiau ir galima produktyviau truputį po Tokijo pasiblaškyti. Dabar jau 5 vakaro, tai jau galima taip normaliau vaikščioti su šortais. Jo, 5 vakaro. Dar karšta Japonijoje, o Japonijos vasara tai labai karšta. Ir aš sakyčiau, kad daug karščiau nei Lietuvoje. Net, Lietuvoje būna, kad jau vakare, naktį vėsiau, bet Japonijoje, truputį vėsiau, bet dar labai karšta. Ir šitame video Aurimas sako, kad, eina tik 20 minučių ir jau jo drabužiai yra šlapi. Labai lengvai būti prakaituotas Japonijoje. Išeini laukan ir po jau kažkokios 5 minutės esi šlapas. Tai normalu Japonijos vasaros metu, todėl visada tai nepatogu, visai nepatogu. Dabar dar rugpjūčio viduryje ir man atrodo, kad jau karščiausias laikas praėjo, bet dar labai karšta, įprastai 35 laipsniai plus drėgmė, labai karšta. Ir po to gauna dviratį ir pradeda keliauti dviračiu jis. Man atrodo, kad jis važiuoja Ginzos rajonas, man atrodo. Ginza tai, labai žinomas rajonas Japonijoje, Tokijoje. Ir ir ką? Galbūt nėra Ginza, man atrodo, nežinau. Netoli paprastai. Netoli Tokijo geležinkelio stotį, todėl tai ne Ginza, atsiprašau. Pasiklydau. Nieko ypatingo. Pokemon Center tai... Jis sako, kad jeigu esi Tokijoje, tai reikia atsukti, bet Pokemon Center tai Japonijos didesniuose miestuose
yra. Osakoje irgi yra. Ir dar kituose miestuose yra turi būti. Aš jo nežinau. Neprisimenu, kur buvo. Kur yra, bet ne tik Tokijuje, bet kituose Japonijos miestuose yra. Todėl jeigu, būsite pavyzdžiui Osakoje, galite irgi aplankyti Pokemon Center. O aš nežinau, aš niekada nebuvęs galbūt, nors kai buvau vaikas, man labai norėjosi, bet kažkodėl aš neturėjau progos, bet jau man nedomina. Ir ką, atsiprašau, esu dabar apsnūdęs truputį, nes jau po 3 valandos ryto arba nakties. Ir po to jis važiuoja, šį kartą galbūt Ginzos rajone važiuoja. Ginza tai įsikūręs, Ginzos rajonas tai įsikūręs netoli Tokijo geležinkelio stoties, net galima vaikščioti pėsčiomis. Ir tai labai prabangus rajonas Ginza. Ir aplinkui yra, tokie prabangų prekybos ženklų parduotuvės yra visur. Bet ne tik. Yra labai fancy kavinės, parduotuvės, restoranai yra. Labai įdomus rajonas ir galbūt kiekvieną savaitę gali visas kelias, visas gatvė tampa, kaip sakyti, pėsčioji. Atsiprašau, pamiršau žodžio. Visa gatvė tampa pėsčiųjų zona. Labai įdomus rajonas. Jeigu turėsite daug pinigų, tada aplankykite Ginzą ir mėgaukitės maistu, o ten yra labai daug gerų restoranų, prabangų restoranų. Jeigu norite sušių, pavyzdžiui, tam turi būti labai skanu, bet daug kainuoja. Ir jis būtent aplankė rameno restoraną. Kainos tai labai geros, kaip jis sakė. Kaip šalti barščiai. 3, 4, 5 eurai. 5 eurai galbūt. Ne 5. Dar mažiau galima valgyti rameną šitame restorane. Labai pigu. O Japonijoje apskritai ramenai tai labai pigus. Todėl galite skaniai valgyti, skaniai pigiai galite valgyti ramenus Japonijoje. Ir tai faina. Jis aplankė Hakata Hūrių rameno restoranas. Hakata tai būtent Japonijos miesto pavadinimas. Hakata. Miestas buvo? Įsikūręs Japonijos vakaruose. Iš Tokijo tai... atsiprašau, Hakata tai ne miestas, tai rajonas. Labai žymus rajonas Hakata. Ir įsikūręs Fukokos prefektūroje. Japonijoje yra pagrindinė sala
Ir šioje saloje yra Osaka, Kiotas, Tokijas, o šalia šios pagrindinės salos vakaruose yra kita sala, Kyushu vadinasi. Ir šios salos šiaurinėje dalyje įsikūręs Fukuokos prefektūra, įsikūrusi Fukuokos prefektūra ir Fukuokos prefektūroje yra Fukuokos prefektūros Fukuokos mieste yra Hakatos rajonas. Hakata. Toks rajonas yra. Ir šitie ramenai yra Hakatos stiliaus ramenas. Aš nežinau, koks stilius yra, aš negaliu kalbėti, bet Japonijoje yra, daug tokių stilių, daug rameno stilių ir Tokio yra irgi Tokio stilius, Osakos stilius ir taip toliau. Ir kiekvienas stilius turi savo ypatybę. Jo. Ir jis būtent aplankė Hakatos stiliaus rameno restoraną. Pakatose. Už 1000. Atrodo labai skaniai. 50. Ir jam patiko, tai labai gerai. Fainė. Gali važinėti dviratuku. Ir ranko tokio tavo bokštą. Ir ką? Aha, ir po to jis aplanko Tokijo geležinkelio stotį. Tokijo geležinkelio stotis yra labai didelė, gigantiška stotis. Ir stoties požemyje yra restoranų, kaip sakyti, kvartalas vieta, daug restoranų yra. Ir jis aplankė vieną iš jų, sušių restoraną aplankė. Kainos tai man atrodo, kad labai geros irgi. Visai nebrangios. Brangios visai, nebrangios. Ir ką kalbėti apie tai? Nieko. Iš viso kainavo 3000 jenų, tai tada eurai. Maždaug 19 eurų. Gera kaina. Euras. Man čia yra kosmosas. Yra automatas. Jis būtent geria Pocari Sweat. Tai yra irgi labai populiarus gėrimas ir tai labai paprastas skonis. Paprastas saldus skonis, bet tai yra, jeigu sportuoji, labai geras, tinkamas gėrimas. Tai daroma iš cukraus ir su druskos ir vanduo ir viskas, kiek žinau. Ir dar kažkokie prieskoniai yra.
Na, vasaros metu labai tinkamas gėrimas. Na, nes kai esi prakaituotas, tai reikia daug vandens ir irgi druskos tada trūksta, ne? Jeigu esi labai prakaituotas, tai jeigu gėri, tą gėrimą gali turėti daug pakankamai druskos ir vandens tam, kad išgyventų karštą dieną. Na, tinkamas gėrimas. Ir antras video tai viskas ir po to žiūrėkime kitas video, tai perspėjimas ant dviračio ir imperatoriaus rūmai. Šitas video irgi prasideda nuo jos kambario. 6 valandos skirtumas, tai kūnas galvoja, kur čia aš esu. Infrastruktūra. Na, važiuoja dviračiu ir atvyko į imperatoriaus rūmus. Na, imperatoriaus rūmai yra, visai netoli Tokijo geležinkelio stotis, pėsčiomis tik 5 minutės. O būtent, jis rodo kažkokį šūdą rodo. Tai Japonijos dešinieji, kaip sakyti, ultradešiniosios grupės. Tai Japonijoje kaip, tai nėra neonacis, bet apskritai nemėgsta užsieniečių. Ta tokia grupė. Tai yra kaip truputį Japonijos neonacis, bet nėra taip nėra tokia, kaip sakyti, pavojinga grupė. Paprastai ta grupė yra, šitoje grupėje yra žmonės, kurie labai myli imperatorių ir visada sako, kad Japonija yra the best. Tokia kaip Trumpas, būtent Trumpas Amerikoje. Make Japonia great again ir taip toliau, tokia grupė. Ir turi kvailą mąstymą. Man nepatinka jos idėjos būtent. Ir labai triukšminga. Osakoje irgi būna tokia grupė. Užsieniečiams galbūt įdomu matyti, bet jeigu esi Japonijoje visą laiką, tai matai ir tai labai tik triukšminga. Mane trukdo, visai nepatinka. Tokia grupė labai triukšminga, Ir jis lanko kažkokią šventyklą. Aš nežinau. Sekasi man. Nežinau, kokia šventykla. Turbūt aš niekada nesu buvęs šitoje šventykloje. Nežinau, negaliu skaityti šitame video. Ne viską. Nežinau kokia. Man atrodo, kad rašoma Hieda šventykla. Hieda. Tokia šventykla, kuri yra pačiame miesto centre ir aplinkui yra dangoraižiai.
ir rodo, kaip žmonės apvalo savo rankas. Na, prieš, kaip sakyti, na, kai mes meldžiamės, na, prieš melstis, nežinau, daiktavardis, tai tada melstis. Nežinau. Malda. Prieš maldą mes apvalome rankas ir net kartais burną mes apvalome vandeniu. Na, kaip matote, yra tokia vieta, kur apvalyti savo rankas vandeniu. Tai japoniškai vadinasi chōzusha arba temizuja. Na, yra daug būdų skaityti būtent. Ir jo, apvalo savo rankas. Pirmiausiai kairę ir dešinę ranką ir po to burną. Taip apvalo ir po to eina melstis. Tai viskas įdomu, kad didžioji dalis Na, taip daro. palinkė. Graži šventykla. Lankius, tai gal biškius iki imperatoriaus rūmų. Namuose ne. O ir čia rodo, Šitas pats. na, nieko kitas, na, kaip sakyti, vandens vieta. Ir čia yra drakonas. O Japonijoje, na, būna tokia skulptūra vandens vietoje, nes drakonas, manoma, kad drakonas valdo, kaip sakyti, na, valdo vandenį. Todėl visada yra drakonų tokia skulptūra prie vandens vietos. Na, dažnai būna. Ir iš drakono burnos išeina vanduo. Yra ir įsijungia. Na ir ką... O čia yra daug vartų. Na, Kiote irgi. Tokia vieta yra tokių vietų yra labai daug. Ten, kur yra vartų eilė. Na, žymiausia tokia vieta yra Kiote. Vadinasi Fushimi Inari. Na, daug turistų būtent iš užsienio lanko. O čia irgi yra, bet mažiau turistų. Patogiau galima fotografuotis ir... O būtent, na, jis visur, na, sustoja savo dviratį ir kartais jo būna tokios gatvės, kur draudžiama palikti savo dviratį ir jis gavo perspėjimą. Na, reikia sužinoti, kur galima, kur draudžiama, bet, na, sunku visada, žinoti, ne. O man atrodo, kad jis, lieka savo dviratį, visur, bet, tai Tokijoje galima, bet Osakoje geriau nedaryti. Geriau nepalikti savo dviratį Osakos gatvėse. Nes Osakoje daug vagysčių yra. Na, būtent daug žmonių vagia dviratį. Na,
Osakoje tai tradiciškai, būna tokia vagystė. Daug yra. Mano draugai irgi, mano vienas draugas būtent, patyrė vagystes daug kartų Osakoje, gyvendamas Osakoje. Dviratį būtent, 3 kartus dviratį arba 4, kiek prisimenu, patyrė dviračių vagystę keletą kartų mano draugas Osakoje. Osakoje tai dažnai būna. Todėl, jeigu Aurimas bus Osakoje, tai geriau nevažinėti dviračiu. Geriau paprastai važinėti traukiniu, metro. Osakos mieste yra labai geras traukinių susisiekimas, todėl geriau keliauti traukiniu nei dviračiu. Dviračiu tai geriau ne. Daug vagysčių Osakoje. Todėl jeigu būsite Osakoje, tai aš nerekomenduoju dviračiu keliauti. Digital muziejų. Ir jis aplankė Digital muziejų Steam Labo. Yra labai populiari vieta. Reikia rezervacijos būtinai. Ypač dabar vasarą, tai atostogų metu. Reikia turėti rezervaciją, užsakymą. Bet aš niekada nebuvęs. Apskritai man nedomina tokia vieta, būtent. Ir aš prašau. Ir būtent jis aplankė imperatoriaus rūmus, imperatoriškuosius rūmus. Bet jis negalėjo įeiti. Iš bet kurios vietos vartų. Turbūt dienos buvo. Jis aplankė blogų laikų. Kiek prisimenu, imperatoriškieji rūmai yra uždaryti kada? Penktadienį ir pirmadienį. Galbūt jis buvo penktadienį arba pirmadienį, turbūt. Todėl negalėjo. O apskritai imperatoriškuosius rūmus galima aplankyti net į vidų. Bet ten, kur imperatorius gyvena, negalima aplankyti, bet kitas vietas galima. Ypač ten, kur yra sodas ir vieta, kurioje kažkada buvo pilis, irgi galima aplankyti. Ir dar galima aplankyti, kaip sakyti lietuviškai, dvaras. Dvaras? Ne dvaras. Rūmus galima aplankyti, bet apie rūmus reikia turėti užsakymą arba paprastai eilėje reikia stoti. Ir tik 2 kartus per dieną galima aplankyti rūmus. Apie tai galite patikrinti imperatoriškųjų rūmų puslapį, internetinį puslapį. Puslapyje. Internetiniame puslapyje galima patikrinti. O būtent jis rodo žemėlapį ir sako, kad
pasidarė savo imperatorius saugų kampelį. Vandens kanalu apkasta. Yra kanalas, ne? Aplink rūmus. Tai dėl to, kad kažkada čia stojo pilis. Todėl reikėjo apsaugoti nuo priešių. Na, todėl vanduo supa visą teritoriją. Na, tai ne dėl to, kad apsaugoti imperatorių, na, paprastai tam, kad apsaugoti pilį. Na, tokia istorija. Kažkada buvo pilis, vadinasi Edo pilis. Na, apie tai kalbėjau kitame video, ankstesniame video. Galite žiūrėti. Visą teritoriją. Vanduo jau dabar truputį kitą rajoną Tokijo. Čia toksai labiau pramoginis. Jo, ir po to jis aplankė kitą rajoną. Nežinau, kur čia yra. Turbūt Shibuya, man atrodo. Shibuya arba Harajuku. Galbūt. Nežinau, kur yra. Man atrodo, kad tai Harajuku. Harajuku. Harajuku tai labai populiarus rajonas, kaip vieta. Ir netoli yra Shibuya. Na, galima pėsčiomis eiti į Shibuya iš Harajuku labai, arti. Ir Shibuyoje yra, perėja. Labai žymi. Na, Galaxy Center jis aplankė. Na, bet Galaxy tai... Na, Samsung tai Pietų Korėjos kompanija. Na, nežinau, ar jis apie tai žino. Na, įdomu. Aplankė Samsung parduotuvę Japonijoje. Parduotuvė? Na, nežinau, kas čia yra. Center. Na, bet įdomi vieta, man atrodo. Čia žaidimukai visokie. Na, ir tai viskas. Trečias video. Na, nežinau, galbūt jau šiandien tai pabaigsiu. Jau daug kalbėjau. Ir man norisi miegoti dabar. Todėl šiandien tai viskas. Gerai, iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijungkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!